Net Fogot mūsų dėmesį atkreipė į ypatingą revoliuciją. Kalbame apie 1989 metų Vokietiją. Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos padalinta į 2 dalis, ji vėl taikiai susivienyje. Niekur daugiau politinių sistemų skilimai ir nesutarimai nebuvo taip matomi ir akivaizdus. Daugelis bandžiusių kirsti šią sieną žuvo ir vis dėlto ryšys tarp rytų ir vakarų niekada nebuvo išnykęs. Drąsuoliai, kurių dauguma buvo krikščionys, kovojo prieš socialistinę diktatūrą iki jos žlugimo. Tūkstantis 1945 m. gegužės 8 d. Vokietija kapituliuoja. Tai baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Žuvusiųjų skaičius siekia 35 milijonus, 20 milijonų Sovietų sąjungoje, 15 milijonų likusioje Europos dalyje, iš viso 6 milijonai žydų. Šalis padalinama į nustatytas įtakos zonas. Vakarai, atsiradę Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos įtakoje, tampa Vokietijos federacinė respublika VFR. Rytai patenka į Sovietų įtaką ir tampa Vokietijos demokratinė respublika VDR. VFR vystosi ir atotrūkis nuo VDR gilėja. Vis daugiau vokiečių gyvenančių rytuose palieka savo kraštą. Tūkstantis 1961 metais rugpjūčio 12 dieną VDR valdžia pasienio ruože liepė pastatyti sieną, taip įkalindama savo pačios žmonės. Wolfgang Thierse, katalikas, gimė Breslau mieste, kuris šiandien priklauso Lenkijai. Užaugęs esant diktatūrai rytų Vokietijoje, nuo 1989 metų prisijungė prie pirmos laisvosios VDR politinės partijos. 1998 metais išrinktas suvienytos Vokietijos parlamento pirmininku, jis dalyjasi savo kaip žmogaus ir kaip politiko patirtimi. Būdamas jaunas, aš jaučiausi visiškai uždarytas, galutinai įkalintas toje nelaisvoje šalyje, iš kurios niekados negalėsiu išvykti. Tuomet mes turėjome namų darbą, rašyti tema, ar būtumėte pasiruošę šauti į vokietį. Mokytojas pasakė, kad kiekvienas išreikštumėte savo nuomonę, o paskui pakeldamas toną pridūrė, tas, kuris nėra pasiruošęs ginti VDR su ginklu rankose, nėra vertas baigti šią mokyklą ir siekti aukštojo mokslo. Tai reiškia, jog reikia parašyti darbą remiantis politiniu grasinimu. Tai vyko baisiaisiais 1961-2 metais, kai baigiau mokyklą. Mano broliai ir mama, sesė, močiutė, mama, žmona, mano sužadėtinė. Vokietijos padalinimas buvo pasekmė hitlerinio fašizmo, siaubingo karo, kurį Vokietija kovojo prieš savo kaimynus, jos pralaimėjimo, ištikusio po nesutarimų tarp senų sąjungininkių Vakarų valstybių ir Sovietų sąjungos. VDR ir centrinės bei rytų Europos šalių istorija yra pilna vilčių ir karčių pralaimėjimų. 1953 man buvo 9. Tautos sukilimas prieš diktatūrą buvo numalšintas sovietinės kariuomenės. 1956 man buvo 12 metų. Sukilimai prieš sovietinį režimą Lenkijoje ir Vokietijoje buvo žiauriai užgniaužti. 1961 man buvo 17, aplink VDR teritoriją ir per Berlyną buvo pastatyta siena tam, kad būtų sustabdytas piliečių bėgimas į vakarus.
Vien Berlyne siena driekėsi 42 kilometrus ir vien ten nuo 1961 iki 1989 metų suskaičiuojamos 138 aukos. Čia neįskaičiuojamos mirtis visoje pasienio teritorijoje tarp dviejų Vokietijų, kurios ilgis 1400 kilometrų. Aš augau VDR su 8 broliais ir seserimis. Mano tėvas buvo pastorius. Taigi mes augome VDR labai neįprastoje šeimoje, o tai nebuvo lengva. Pavyzdžiui, buvo aišku, kad mes negalėsime baigti studijų, nes mes nepriklausėme vyriausybinėms vaikų ir jaunimo organizacijoms. Aš kurį laiką nedirbau, nes laikiau prioritetu vaikų auklėjimą. Mes nenorėjome, kad jie taptų socialistais. Man regis, mums tai gerai pavyko. Mes norėjome jiems perduoti pagrindinės religinės vertybės, nors tai nebuvo lengva, kadangi iš kitos pusės mokykloje jie turėjo gyventi socialistiškai. Šeimoje mes labai atvirai kalbėdavomės apie šias problemas. Mes juos išmokėme išsaugoti savo religinius įsitikinimus, ne tam, kad papasakotų visiems apie juos, bet kad turėtų aiškią nuomonę, jei kas jų paklaustų. (1968) 1968 metais man buvo 24. Tuomet vyko Prahos pavasaris, taip vadinamas bandymas įgyvendinti kitokio tipo socializmą. Socializmą žmogiškų veidų. Tačiau vadovaujant Sovietų sąjungai, jis buvo karinė jėga užgniaužtas. m. spalio 16 dieną Lenkų kardinolas Karolis Vojtyla išrenkamas popiežiumi. Jis pasirenka Jono Pauliaus II vardą. Aš niekuomet neužmiršiu savo tėvo reakcijos tuo metu, kai Karolis Vojtyla buvo išrinktas popiežiumi. Lenkas tapo popiežiumi. Tuomet mano tėvas pasakė, reiškia Dievas mūsų neužmiršo. Ta akimirka aš supratau, kaip stipriai jis buvo nusivylęs ir kokia viltis staiga sušvito su šio Lenkų popiežiaus išrinkimu. Ir tarp kitko jis mūsų neapvylė. Aš niekuomet neužmiršiu jo kalbos pasakytos Varšuvoje priešais milijoną žmonių. Jis pasakė trumpą frazę – nebijokite. Tai buvo negirdėta žinia, ne vien Lenkams, bet ir daugumai žmonių gyvenančių rytų bloke. 1978, 9 ar 80 mes net neįsivaizdavome, kad galėsime apversti sistemą. Ir vis dėlto aš buvau įsitikinęs, kad tai, kas vyko, lietė mus, taigi negalėjome atsitraukti. Būtent todėl šis popiežius mus tikrai padrąsino. Buvo numatyta, kad visi vyresnių klasių moksleiviai turėtų karinio parengimo pamokas vieną kartą per savaitę. Tai buvo žengtas dar vienas žingsnis vis labiau įsigalinančios militarizacijos link. Kai tai buvo paskelbta, kai kas protestavo. Žinoma, niekas nepasikeitė. Rugsėjo 1 mokykla prasidėjo šiomis pamokomis. Maža grupelė merginų, kurios pasirašė protestą, pasidavė,
tačiau savo kalbėjo, nenorime likti pasidavusios, tačiau ką mes dar galime dabar padaryti? Tik melstis. Matijas Klem, krikščionis menininkas, protestantas, meno kalba išreiškė savo pasipriešinimą režimui, tokiu būdu tapdamas teisingumo ir demokratijos šaukliu. Valstybė mane viešai pasmerkė, leisdama eksponuoti savo darbus tik bažnyčiose. Taip pat viskas priklausė nuo to, ką eksponavome. Pirmiausia, bažnyčia turėjo globėjos rolę, o aš sąmoningai eksponavau ją kritikuojančius kūrinius. Tokiu būdu valdžia galėjo suprasti, kad man nerūpėjo vien priešinimasis, bet įvairiapusis kritiškas mąstymas. Totalitarinėje valstybėje tai būdavo kartais labai nepatogu. Būdavo atvejų, kai mano vyras iš anksto manęs neįspėdavo, kokį paveikslą eksponuos. Kadangi, kaip mama, labai jaudindavausi. Jis eksponuodavo dalykus, kuriems aš būčiau nepritarus. Tačiau galiausiai viskas būdavo gerai. Nuo vienos jaunimo grupės, susibūrusios melstis už taiką šalyje, kur ateizmas vis greičiau plito, po visą rytų Vokietiją paplito naujos maldos ir diskusijų grupelės. Studentų katalikų sielovada buvo laisvės vieta nelaisvoje šalyje. Būtent ten mes išmokame diskutuoti, suformuoti politinę mintį, sustiprinome nepalaužiamą dvasią. Ten dalindavomės draugiškomis akimirkomis, vykdavo susitikimai tarp studentų katalikų ir protestantų. Ekumenizmas yra savaime suprantamas dalykas bažnyčioje, kuri atstovauja mažumą, o ne visą tautą, ten, kur ji nėra palankioje katalikams ir protestantams aplinkoje. Tokiu atveju ekumenizmas yra būtinas dėl paties išlikimo. Jis taip pat įdomus, naudingas ir padrasinantis. Jis suvaidino esminį vaidmenį 1989–90-aisiais, tuomet, kai pasipriešinimas tapo labiau matomas, kai prasidėjo taiki revoliucija ir ypač 89-ųjų vasarą bei rudenį, kai prasidėjo dideli susibūrimai. Jis visuomet buvo gyvas bažnyčiose, kurios vienintelės siūlė erdvę laisvei. Švento Mikalojaus protestantų bažnyčia Leipcige suvadino esminį vaidmenį sienos griuvimo pradžioje. Pirmoji malda už taiką įvyko 1989 m. rugsėjį. Tai buvo iki šiol nenutrūkstančios maldos pradžia. Nuo minėtos datos kiekvieną pirmadienį 17 val. Vyksta malda už taiką. Prisimenu, kaip kaskart susirinkus vienas ar kitas pasiūlydavo temą, kurią buvo galima tą dieną nagrinėti. Netrukus atsivertėme Švento rašto pasakojimą apie Izraelio išėjimą iš Egipto bei aukso veršį. Tuo metu, kaip ir dabar, žinia buvo aiški. Nereikėjo daug aiškinti. Geras gyvenimas nėra blogis savyje, tačiau tai nėra viskas. Auksas mums nėra didžiausia vertybė. Daug svarbiau yra žmogaus teisės, laisvė, religinė laisvė ir kita. Tai didžiausias vertybės. Buvo laikas, kai pamaldas ateidavo nedaug žmonių, todėl kartais savęs klausdavau, ar tai dar turi prasmę. Tačiau kaskart maldoje dalyvaujantys sakydavo, taip, mes norime melstis, nenorime to apleisti.
Melsis tai lyg uždegti šviesą žemėje. Ir šiandien bažnyčioje yra didžiulė žvakidė, kurią vadiname Velykų šviesos medžiu, kuri yra mūsų tarpe esančio ir mus palaikančio prisikėlusioje ženklas. Am 1989 m. spalio 7 VDR minėjo savo 40-metį. Buvo aišku, kad vyriausybė nenorėjo, jog vyktų maldos už taiką. Kariuomenės automobiliai apsupo Švento Mikalojaus bažnyčią, buvo iškviestas partijos karių desantas. Bažnyčios atstovai dar nebuvo užmiršę Kinijos Tenmenio aikštės vaizdų, dangiškos taikos aikštės, kurioje buvo žiauriai numalšinta demonstracija. Baimė buvo pagrįsta, juk buvo galima įsivaizduoti panašų scenarijų Leipzige. Nepaisant to, malda už tai, kad tą vakarą įvyko. Tuo metu mano vyras buvo kelionėje. Mano 14-metis sūnus labai norėjo ten dalyvauti ir sakė, mes turime manifestuoti. Buvau apimta panikos. Vaikams pasakiau, net jei visą gyvenimą man priekaištausite, jog esu baili, negaliu viena prisijimti atsakomybės. Tačiau mes galime kartu susėsti ir pasimelsti. Gatvėje esantiems žmonėms reikia mūsų maldos. Ich bin die Ehefrau von dem Fotografen Heinz. Esu Heinz Müllers, jau mirusio fotografo žmona. Und wir beide haben ganz bewusst Mes kartu dalyvavome pirmadienio manifestacijoje. Leipcigo centre buvo tarptautinis knygynas, tarptautinė knyga. Buchhandlung, das internationale Buch. Mano vyras paklausė knygyno pardavėjo, ar galėtume rytoj antradienį knygyne eksponuoti tik ką padarytas nuotraukas. Tai parodytume žmonėms, kaip svarbu yra būti kartu ir tuo būdu pritrauktume naujų žmonių. Den Menschen zeigen, wie wichtig das ist, die Gemeinschaft, und würden somit Žmonės norėjo šias nuotraukas išsiųsti po visą pasaulį, draugams ir kur tik galima, tai parodydami, kas čia vyksta. Freunden überall hin und zeigen, was da geschehen ist. Bažnyčia, kurioje yra 1400 sėdimų vietų, buvo daugiau nei 2000 žmonių. Galima įsivaizduoti, kiek visoje bažnyčioje buvo stovinčių ir kur tik įmanoma įsitaisiusių žmonių. Iš lauko pusės teko prikabinti skelbimą. Bažnyčia uždaryta, nes perpildyta. Kitos miestų centre esančios bažnyčios, katalikų bažnyčia, reformatų bažnyčia, Švento Mykolo bažnyčia, taip pat atvėrė savo duris. Už tai, kad buvo meldžiamas visur. Šių maldų metu už tai, ką mes skelbėme palaiminimų tekstą. Palaiminti taikdariai. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Taip pat skaitėme Marijos giesmę Magnificat. Dievas išaukština mažuosius. Tuo metu liuteronų vyskupas kreipėsi į tikinčiuosius raginamas nesmurtauti. Jis užėjo į kiekvieną bažnyčią ir perskaitė savo kreipimąsi. Diktatūros funkcionieriai suprato, jog bažnyčioje nevyko jokia antirevoliucija, kaip tai buvo dažnai tvirtinama. Priešingai, joje tvyrojo neprievartos atmosfera ir buvo skelbiama taikos žinia. Galiausiai buvo atvertos bažnyčių duris ir daugelis negalėjo patikėti savo akimis.
70 000 žmonių išėjo į gatves, į centrą juosiantį bulvarą ir susitiko Karlo Markso aikštėje. Ralf Köde dirbo policininku Leipcige. Ši 1989 spalio 9 diena visam laikui išliko jo atmintyje. Mes 10 vyrų buvome prie Švento Mikalojaus bažnyčios. Mes buvome paruošti naudotis įvairiais ginklais, šaudyti automatais, ašarinėmis dujomis ir kitais. Pats savo sakiau, tai labai pavojinga. Akivaizdu, mes visi tikėjomės, kad nereikės šaudyti. Nežinia, kaip būtų reikėję elgtis. Ar išties būtume šaudę, ar tą akimirką būtume tarę, šauni žmonės. Tai klausimas, į kurį būtų labai sunku atsakyti. Kuomet demonstracijoje dalyvavome su žvake rankoje, reikia saugoti liepsną. Nebegalime muštis. Kai išgirdau sakant, mes esame tauta, man netrodė, jog esu policininkas, privalantis malšinti sukilimą. Priešingai jaučiausi esantis pilietis, simpatizuojantis manifestuojantiems žmonėms. Tik tai buvo mano bendrapiliečiai. Vyksta taiki revoliucija. 70 000 žmonių nuo pat sienos pastatymo tiek asmenų dar niekada nebuvo dalyvavę jokioje manifestacijoje, pasklido ir apsuko Leipcigo miestą. Nepaisant baimės, ginklai tylėjo. Jie atvyko prie Runde Eke valstybės saugumo pastato. Jis nebuvo paimtas puolimu, bet žmonės iškart pasiskirstė ir uždegė žvakes. Kai žmonės apsupo miesto centrą, jie suprato, kad VDR nėra ta pati kaip anksčiau. Taigi Dievo dvasia veikė 9-ame dešimtmetyje. Ji palietė bažnyčios žmonės ir net toli nuo bažnyčios esantys leidosi jos paliečiami, skleidė šią dvasią gatvėse. Tai kažkas, ko negalima numanyti ir paruošti iš anksto. Tai galima priimti tik kaip dovaną. Profesorius Andras Švarga išgyveno genocidą. Jo tėvas ir senelis mirė koncentracijos stovyklose 1944 metais. 89 metais jis tarnavo Berlyno ir Leipcigo sinagogose. 40 dienų prieš sienos griūtį jame gimė primygtinis kvietimas atleisti vokiečių tautos žmonėms už savo šeimos nužudymą, kad vykstanti revoliucija būtų taiki. Maža Leipcigo sinagoga buvo perpildyta žmonėmis. Širdies gilumoje meldžiau Dievą atleisti vokiečių tautai ir kad čia 1989 spalio 9 dieną Leipcigo gatvėse nebūtų išlieta kraujo. Jis supranta, jog išties norima atleisti. Jis yra visagalis ir gali atleisti. Tuo metu ginklai jau buvo paruošti pasipriešinimo numalšinimui. Tyloje ir širdies gilumoje meldžiau Dievą šventos Toros akivaizdoje, kad jis suteiktų taiką ir kad tauta vėl atrastų savo vienybę. Tačiau įvyko daug daugiau. Ne tik tauta, bet ir visas žemynas atrado vienybę.
etwas mehr. Nicht nur das Volk hat sich vereinigt, sondern der ganze Kontinent. Tūkstantis 1989 m. lapkričio 9 d. režimas galutinai žlugo. Tūkstančiai žmonių kirto sieną ir peržengė pasienio ribas, kurių niekas nebegalėjo kontroliuoti. Po keletos metų Horst Sindermann iš VDR centro komiteto pripažino: mes viską numatėme, buvome viskam pasiruošę, išskyrus tai, jog teks kovoti su žvakėmis ir malda. Po 28 metų atskyrimo vokiečių tauta vėl susijungė. Tai stebuklas. Pastorius Christian Führer sakė, jog tai, kad ši revoliucija buvo taiki, yra lyg biblinis stebuklas. Nebuvo išlieta ne vieno lašo kraujo, nebuvo iššauta ne vieno šūvio. Biblinis ir todėl, kad VDR egzistavo 40 metų. 40 metų yra simbolinis skaičius, ji pati sugriuvo. Tai buvo lyg žygis per dykumą. Taip, mes šiandien dar nepasiekėme pažadėtusios žemės, bet juk mes esame keliaujanti Dievo tauta. Jau kitais metais rytų ir vakarų parlamentai Berlyne pasirašė susijungimo dokumentus. 1990 m. spalio 3 d. įvyko susijungimas. Tikėjimas nėra tik asmeninis reikalas, nors puikiai žinau, jog visų pirma tikėjimas yra laisvas ir asmeninis kiekvieno pasirinkimas. Jokia valstybė neturi teisės to įtakoti, jokia politika negali nieko nurodyti tikėjimo klausimu. Tai asmeninis reikalas, kiekvienas yra laisvas pasirinkti, tačiau tikėjimas, ypač krikščionių tikėjimas, tai gali tikti žydų ir musulmonų tikėjimams, nereiškia, jog privalu tik pripažinti tikėjimo teiginius ir dogmas. Tikėjimas yra pripažinimas to, kas yra geras, teisingas, žmogiškas, prasmingas gyvenimas. Todėl demokratijai yra labai svarbus krikščionis, nes demokratija egzistuoja tik todėl, kad yra žmonių suvokiančių bendro gėrio ir savo bei kitų gyvenimo prasmę. Manau, kad krikščioniškas tikėjimas mus tam labai motyvuoja. 21 000 kilometrų sienos skiria pasaulio tautas ir palaiko konfliktus. Šiuo metu, kai tautose yra vengiama priespaudos ir karo, Viešpatie suteik mums malonę atsisakyti savo asmeninių vidinių ir išorinių sienų. Melskime, kad taikos dvasia pasklistų ir padėtų žmonėms gerbti vieni kitus, padėtų vieniems su kitais sugyventi. Aštuoniolikta psalmė 28 ir 31 eilutės. Juk tu išgelbsti nuolankiuosius, o išdidžiuosius pažemini. Juk mano žibintą Viešpatie tu uždegiai. Viešpats mano Dievas apšviečia mano tamsybės. Juk per tave galiu paimti užkardą, su savo Dievu galiu peršokti mūrą. Šio Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis išgrynintas ugnimi. Jis skydas visiems, ieškantiems pas jį pastogės.